tada keliauju dalintis ekranu ir keliauju dalintis tuo, ką mes čia šiandien veiksim. Taip, aš jūs patogiai pasidedu, kad niekas mums nesimaišytų. O, viskas pabėgė į kitą pusę. Taip, tai ką aš padariau šiandien baiginėdama ruošti medžiagą, tai yra sudėjau 2 susitikimus. Šiandien mūsų tikslas yra susipažinti su valgymo elgesiu ir pasižiūrėti, koks jis būna, kas ten su mum vyksta. Pabaigoje atliksim valgymo elgesio klausimyno testą, nusistatysit, kuris valgymo elgesys jūsų. Ir su manim visada jau yra taip, kad gausit namų darbus mūsų rytoj susitikimui tam, kad maksimaliai mes jį išnaudotume. Taip, tai keliaujam nuo pat pradžių, tai pažįstu, tik tai dabar galvoju, pažįstu tik tai Jūratę, o visom kitom tai yra nauja patirtis, susipažįstat su manim, aš susipažįstu su jum. Tai aš save visada pristatinėjau Sandrai iš projekto Valgau be žalos ir jeigu kalbėti apie tai, kodėl aš čia darbuojuosi ir ką aš čia veikiu, šiandien kaip tik tarp kitko turėjom vieną labai įdomią diskusiją apie visas tas kompetencijas ir visus tuos dalykus, tai viena iš mano ir projekto pagrindinių vertybių, kad vis tik tai su žmonių fiziologija ir psichologija turi darbuotis tik tai atitinkamą universitetinį išsilavinimą turintys žmonės. Tai grįžtant prie to, mano kelias su sveikatai palankia mityba apskritai prasidėjo prieš daugiau negu 6 metus, faktas, kad iš asmeninės patirties ir visa tai sukosi. Iki tol, kol aš prieš 4 metus pirmą kartą įstojau studijuoti psichologiją. Įstojau dėl to, kad supratau, kad kažkas vyksta ne taip, kad tie visi savęs ribojimai ir visi tie dalykai kažkur ne ten veda ir reikia ieškoti tikrųjų priežasčių. Tai prieš 4 metus įstojau į psichologiją, bet įvyko gyvenimas, vėlgi susijęs su psichologiniais momentais, tuo metu ta vidinė psichologija, kurią turiu šiandien, nebuvo tokia stipri. Aš, aišku, pasidaviau aplinkos įtakai ir po metų perstojau į fizinį aktyvumą ir visuomenės sveikatą. Tuo tarpu, kai studijavau šitas studijas, baigiau kognityvinę elgesio terapiją. Dėl tos priežasties ir juokiuosi, kad mūsų susitikimai visada bus su namų darbais, nes mes mokysimės atpažinti ir keisti jūsų elgesį. Ir šiuo metu vėl esu grįžus į psichologijos studijas, šiuo metu Vilniaus universitete studijuoju psichologiją ir beprotiškai džiaugiuosi vėl sugrįžus ten, nes jaučiu, kad tai yra mano pasaulis ir tas valgymo elgesys ir su valgymo psichologija susiję dalykai man yra patys svarbiausi ir patys įdomiausi. Ir prieš porą kiek čia savaičių atšventėm 3 Valgau be žalos projekto gimtadienį, tai tiek aš laiko jau einu su ta misija padėti jum spręsti. O jeigu kalbėti apie antrą kompetencijų pusę, apie kurią šiek tiek užsiminiau, tai čia aš esu 2017 metais, 2017 metų sausį, čia esu 2017 metų gegužę. Tada pačiam savo liūdniausiam, skaudžiausiam etape, kai po šito kūno vaizdo išdrįsus pasisversti ir tikslėse pamačiau plus 12 kilogramų, tai tokių nuotraukų nėra, nes aš tiesiog turėjau tiek iškreiptą santykį su maistu, kad bijau fotografuotis, svertis, matuotis ir taip toliau. Kai išdrįsau tą padaryti, iš 45 buvo 57. Tai greičiausiai tas svoris buvo ir dar didesnis. Šiai dienai keletą metų jau aš esu čia. Ir visas šitas vaizdas ir padeda mums suvokti, kiek yra svarbu atpažinti, kas su mums vyksta, apie ką visi tie dalykai yra, kodėl aš noriu atrodyti vienaip, kodėl aš save riboju, kur tas ribojimas mane veda ir taip toliau. Ir kita žinutė, kurią vėlgi labai noriu pasakyti, nes kai rodau šitas nuotraukas, tai labai dažnai girdžiu, kad tai tu nebuvai stora, kas čia su tavim atsitiko ir taip toliau. Tai labai norisi pasakyti, kad sutrikęs valgymo elgesys ne visada slepiasi po kilogramais. Ne visada žmogus turi turėti antsvorio, nutukimo ar kažkokius kitus dalykus, bet labai dažnai ir liekni žmonės taip pat gali turėti sutrikusi valgymo elgesį. Ir iš viso to plaukia pagrindinis klausimas, o tai kodėl tada?
Kodėl, kai stambūs žmonės turi sutrikusi valgymo elgesį, tai mums viskas kaip ir labai aišku, ne? Persivalgymai ir visi kiti dalykai, ir tai galim sieti su fiziologiniam priežastim. Tai yra bendro maisto kiekio trūkumas, vėlgi labai dažnai miniu tą faktorių, kad tiek per didelis maisto kiekis augina kilogramus, tiek per mažas maisto kiekis augina lygiai taip pat kilogramus. Lygiai taip pat kaip nuo per didelio kiekio angliavandenių mum augs svoris, lygiai taip pat nuo per didelio kiekio baltymų, riebalų ar bet kurios kitos maistinės medžiagos. Tai vat valgau be žalos ir yra apie tą balansą, ne? Apie tą suvokimą, ko, kiek ir kada man reikia ir dėl kokių priežasčių. Vėlgi, pas fizinės priežastys gali sieti su tam tikrų maistinių medžiagų eliminavimu, ribojimu savęs ir taip toliau. Ir kita medalio pusė yra mūsų psichologinės priežastys. Tai yra savo emocijų nepažinimas, ne, ir geriausiai mes tą suprantam per emocinį valgymą. Jeigu mes eisim truputėlį giliau, mes galim pamatyti, kad mes užaugom su nesaugaus prieraišumo stilium. Šitą dalyką aš turiu ir išmokau su tuo gyventi, turim žemą savivertę, ne, ir tada ten mažinam svorį, tobulinam kūno formas ir darom viską, kad tik tai tą savivertę pasikeltumėm ir taip toliau. Tai kai kalbam apie sutrikusi valgymo elgesį, tai nebūtinai siejasi su stambiu žmogum ir tai siejasi tiek su fiziniam priežastim, tiek su psichologiniam priežastim. Dabar kitas labai svarbus momentas, kurį labai dažnai matau socialiniuose tinkluose ir labai dažnai auditorija yra klaidinama, kad, pavyzdžiui, emocinis valgymas yra valgymo sutrikimas. Tai kaip atskirt, kada aš turiu sutrikusi valgymo elgesį, kada aš turiu valgymo sutrikimus? Tai tiek sutrikęs valgymo elgesys, tiek valgymo sutrikimai abu siejasi su psichologija. Bet valgymo sutrikimai yra psichikos ligos ir jos turi labai siaurus specifinius diagnostinius kriterijus. Jeigu įsivestumėt į Google paiešką TLK10, tai ten pamatytumėt visą tą aprašymą. O jeigu dar paprašiau, kad jūs suprastumėt, tai kai einat pas gydytoją ir jums pasako, kad jum plaučių uždegimas, tai va jisai ir pasižiūri į tą tarptautinį ligų klasifikatorių ir parašo tam tikrą skaičiuką. Tai čia yra viskas labai aišku, mediciniškai apibrėžta ir šitoj vietoj jokių diskusijų nėra. Bet kai mes kalbam apie sutrikusi valgymo elgesį, tą patį emocinį valgymą, ką mes galim pamatyti, tai mes galim pamatyti platų žalingo valgymo elgesio spektrą. Ne nuo užkandžiavimo, nuo nevalgymo ir po to prisivalgymo, nuo valgių praleidimų ir vėl užkandžiavimų ir vėl valgymų, iki liūdesio valgymo, nerimo valgymo, pykčio valgymo ir begalės kitų dalykų, kurie kiekvienai jūsų reiškiasi tam tikrų būdų, su keliom jau šiek tiek diskutavom čia, ne, kad kažkas iš streso valgo, kažkas galbūt nesusibalansuoja savo mitybos ir dėl to papildomai valgo ir begalė kitų panašių priežasčių, bet jos jau yra tokios plačios, sunkiau apčiuopiamos, kiekvienai individualios ir tai yra sutrikęs valgymo elgesys. Dabar, kad aš šiek tiek susipažinčiau su jom, tai pakviesiu į tokią mini diskusiją ir paklausiu jūsų, kadangi mes jau į chatą susidėjom kas vakar, kas užvakar, tai galbūt kažkas jau šiek tiek steptelėt ir į savo mitybą pasižiūrėt sąmoningiau ir kokius žalingo valgymo elgesio bruožus atpažįstat savo valgymo elgesy. Tai aš kviečiau diskutuoti, bet kas yra mažiau drąsios, tai visada žinokit, kad yra tas magiškas chato langelis, ne, ir mes galim rašyti į jį. Tai labai laukiu jūsų pamąstymų ir minčių, ką pačios atpažįstat jau. Pagrindinis atpažinimas, tai manau, yra tai, kad pavyzdžiui, jeigu, tarkim, penktadienio vakaras ir leidi savo prie teliko kažką tai pakramsnuoti, tai aišku, jau šeštadienį baudi save nevalgymu arba mažesnėm porcijom ir taip tęsis metai iš metų. Labai geras pavyzdys, ne? Turbūt visos galėtų taip kilstelėti rankytes, kad čia ir man šitas dalykas aktualus. Kaip kitom?
Sveiki. Labai, Pas mane kaip irgi fainai ribojimai. Pas mane tai tas pats ribojimas, ta prasme, iš tikrųjų labai didelis gal ribojimas seniau buvo to maisto ir tokie savaitgalį puotos, o paskui toks nevalgymas, atsiėmimas. Savaitgalį puotauju, o paprastom dienom nevalgau. Aha, o iš kur tas ateina? Iš kur, pavyzdžiui, vat, jeigu tai pabandėtum pakapstyti pradžią, ne, iš kur kilo ta mintis, kad reikia savo riboti maistą? Na, kaip visada esi per stora ir čia reikia numesti svorį ir dar jeigu aplinkui yra žmonės skudi ir tada lygini save su kitais žmonėm ir tada pradedi, noriu gražiau atrodyti. Tai čia atrodo, biškutį, žinot, biškutį nepavaliu, o matai rezultatą, taip ir paskui, pasaka be galo. Va šitas irgi labai geras, ne, kur biškį nepavalgau, tada pamatau rezultatą, svarstyklės parodė mažiau. Ir užsikabinam, jo, šitas scenarijus irgi yra labai dažnas ir tikrai labai dažnai mes turim visą šitą dalyką. Ir ką girdžiu, irgi pasitikrinu vardu, kad nesumžyčiau pas Viktoriją, tai kaip suprantu, tai tęsis jau seniai, ne? Jeigu mes tai bandytumėm pačią pradžią atkapstyti, tai turėsim pakankamai seną istoriją. Tai aš irgi galiu taip pasidalinti, kad mano sutrikęs valgymo elgesys, jeigu krapštyti pačią pradžią, tai greičiausiai prasidėjo dar paauglystėje. Ir šiandieninių žinių dėka aš labai džiaugiuosi tuo, kad žinau, kad brendimo etape mūsų kūnas keičiasi. Ir iš dalies labai pykstu, nes jeigu mums kas nors būtų pasakęs dar mokykloje ir gražiai, korektiškai būtų pasakęs, tai galbūt mes neturėtumėm tų patirčių, kurias mes turim šiandien. Tai visa tai, kad aš su jum dalinuosi ir yra apie tai, kad galbūt kažką pasiimsit savo, galbūt kažką išsinešit toliau, galbūt pasidalinsit ateityje su kitais žmonėmis ir padėsit tiek savo, tiek aplinkai. Taip, skaitau kitos Viktorijos, tai maistas kaip apsidovanojimas. Taip, šiandien paliesim ir apsidovanojimų temą ir kaip fainai visas, taip klink, nes pažįstama. Ir dar vienas momentas, kodėl labai fainai dabar būti kartu su jum, nes matot, kad esat ne vienos, ne? Kai mes kartais kovojam su tuo papildomu svoriu ir su tais persivalgymais ir su tais visais momentais, kai aš pati kovojau prieš tuos gerus 6 metus, man atrodė, kad aš čia viena ir nenormali. Pasižiūriu į drauges, visos čia puikiai susitvarko, visos lieknos, visos gražios ir viskas čia yra ok, o aš vis kaip žadu savo, kad nuo pirmadienio, taip tas pirmadienis vis neteina ir neteina, ne? Tai čia vėl yra labai faina, kad mes turim bendruomenę, kurioje gali suprasti, kad mes visos susiduriam su vienokiais ar kitokiais labai panašiais sunkumais. Taip, ir skaitau dar vieną, kaip ir minėjau, Messengerio grupiai, sako, mačiau Rita ir pradingo. Taip, mes jeigu ką, Rita, dalinamės savo sutrikusio valgymo elgesio bruožais atpažintais savo elgesį ir irgi merginos, kas drąsesnės kalbasi, kas mažiau drąsus, gali rašyti į mūsų bendrą čatuką ir mes čia truputėlį diskutuojam. Taip, kaip ir minėjau Messengerio grupėje, tiesiog valgant po nerimo dingsta alkio ir sotumo jausmas. Taip, tai čia irgi, kai rytoj kalbėsimės apie įveikos dalykus, tai šiek tiek paliesim tą valgymą iš nerimo ir tą alkio ir sotumo jausmo nebuvimą. Taip, žiūriu, dingo, tai mes tada keliaujam toliau. Ir visą tai, apie ką jūs kalbat, koks fainas dar pas mus vienas svečias atėjo. Tai visą tai, apie ką jūs dabar papasakojate, mes galim suskirstyti į 3 sutrikusio valgymo elgesio tipus. Tai yra apribota, tai yra emocinė jūsų geriausiai pažįstama ir išorinių aplinkybių nulemta. Tai jeigu kalbėsim, pavyzdžiui, ne apie Viktorijos konkrečiai atvejį, kur visą savaitę save riboju ir savaitgalį turiu prisivalgymą, tai čia labai tikėtina, kad bus apribotas valgymo elgesys. Ten čia tokia, kur dalinomės apie stresą kalbėjom, tai ten tikėtina, kad bus emocinis valgymas. Ir kai atlikinėsim sutrikusio valgymo elgesio klausimyną, dažniausiai tie klausimai labai gražiai padeda jum identifikuoti, nes mes pereisim per 32 skirtingus bruožus ir tada labai dažnai pasimato tas vaizdelis, kur aš čia esu labiau linkus ir apie ką tai yra.
Tai keliaujam apie kiekvieną po truputį susipažinti, pasižiūrėti, kas čia jie tokie yra ir su kuo čia tas sutrikęs valgymo elgesys yra valgomas. Tai pradedam nuo emocinio valgymo, kuris jum yra turbūt geriausiai pažįstamas, nes socialinė medija daugiausiai apie šitą sutrikusį valgymo elgesį kalba ir tai yra toks valgymo elgesys, kurį išprovokuoja patiriamos emocijos. Kito susitikimo metu mes šiek tiek kalbėsim apie tai, kaip mes ten tas emocijas patiriam, per kokius mechanizmus visą tai per mus prakeliauja ir ką ten paliečia ir kaip ten viskas vyksta, ką mes įsisąmoninam ir ko ne. Bet atpažįstam galutiniam variantą, kad iš kažkokios emocijos mes į save dedam maistą. Ir labai dažnai pagrindiniai emocinio valgymo dirgikliai arba triggeriai, kaip aš vadinu, būna reakcija į distress. Dabar kodėl kalbu apie distress? Nes vėlgi labai geras pavyzdys, tarkim, iš studijų laikų, kai reikėjo laikyti patį pirmą egzaminą. Tai tuo metu, kai jūs ėjot į auditoriją, jūs greičiausiai net kąsnio savo į burną nebūtumėt galėję įeiti, nes ten suko skrandį, raižė pilvą, drebėjo rankos ir visi kiti dalykai su jum vyko. Tai yra tuo metu ir tą akimirką patiriamas stresas. Ir tada mes valgyti nenorim, nes įsijungia tam tikra mūsų nervų sistema, tai yra simpatinė nervų sistema ir dėl to mes nenorim valgyti. Bet jeigu atkreipsi dėmesį, kas vyko, kai jūs ruošėtės tam egzaminui, tai labai tikėtina, kad šalia ant stalo gulėjo traškučių pakelis, guminukų pakelis, šokoladas ar bet koks kitas maistas, nes jūs jautėt tą tokį lėtinį distresą, tą tokią būseną, kur visą laiką čia kažkas viduj kirba, jaučiu, kad kažkas yra ne taip, kažkokia emocija gyvena su manim. Ir va tas užsitęsęs patiriamas distresas, jisai provokuoja emocinį valgymą. Ir gyvenime irgi esu turėjęs ne vieną klientų istoriją, kur sako, oho, ten turėjau skyrybas ar dar kažkokią patirtį, arba mes galime ir savo draugų tarpę matyti, kad jeigu kažkas, tarkim, staiga išsiskyrė netikėtai, tai tas svoris kaip kaip ten sako, nuo žąsies vanduo, nubėgo ir viskas tom baigėsi, nes tiesiog tuo metu organizmas yra labai labai dideliam strese ir žmogus tiesiog negali valgyti. Bet po to, kai prasideda visi ten dokumentų pildymai, dalinimais ir taip toliau, tie kilogramai grįžta atgal, nes žmogus patiria tokią lėtinę streso būseną. Ir kitas momentas yra labai dažnai apie nerimą. Nežinau, kiek mes spėsim paliesti kito susitikimo metu, bet nerimas yra mūsų atsakas į ateities projektavimą. Kadangi šiai dienai mes gyvenam tokiam nestabiliam pasauliu, kad mes nežinom, kas bus rytoj, mes žinom, kad esam labai lengvai pakeičiami ir čia juokas juokais apie ten tuos visus ChatGPT ir taip toliau, bet kai kuriuom darbam galbūt po 10 ar 15 metų tikrai gali iškilti didelė grėsmė, tai natūralu, kad mes projektuojam savo gyvenimą į ateitį ir ta būsima ateitis arba mintis apie tą būsimą ateitį mums gali kelti didelį nerimo jausmą ir tai vėl yra tokia lėtinė ir ilgai besitęsianti būsena. Ir dėl tos priežasties mes labai dažnai ją malšinam maistu. Dabar šiaip paruošiau čia klausimą jums, bet jūs labai gražiai pačios atsakėte, ar galima emocinį valgymą turėti tada, kai turim pozityves emocijas. Turim emocinį valgymą, kai viskas yra labai gerai. Tai turim, tai įrašy, kad kaip apsidovanojimas. Taip, visiškai teisingai. Emocinis valgymas, kai mes patiriam pozityves emocijas, tai labai dažnai yra siejamas su apsidovanojimo momentu. Ir tai plaukia iš dviejų dalykų. Jeigu prisiminsit savo vaikystę, tai maistas buvo ir apdovanojimas, ir bausmė, ne? Jeigu buvai gera mergaitė, tai gausi saldainį. Gavai 10 iš kokio nors ten rimto kontrolinio, važiuojam valgyti picos ir taip toliau. Ir iš viso to mums tiesiog smegenyse susiformuoja labai paprasti neurobiologiniai ryšiai, kad mes turim kažkokią situaciją ir mes turim maistą. Ir šitie du dalykai, jie koreliuoja visada. Tarp kitko, kad ir kaip keistai tai beskambėtų,
Bet pagrindinis su valgymu ir apskritai ir su stresu susitvarkymu, ir su išmokimu, ir su visais kitais dalykais susijusios mūsų reakcijos yra atsineštos iš vaikystės. Kodėl tą sakau, kad tai, kaip šiandien elgiatės jūs, tai kaip jūs reaguojat, taip kaip jūs reiškiate emocijas, taip kaip jūs valgot ir taip toliau, tai labai labai didelė tikimybė, kad tai perims ir jūsų vaikai. Tai jau tai yra pakankamai stipri motyvacija tvarkyti su savo valgymo elgesiu dėl to, kad mes turim šiandien tam tikras patirtis, vat ir kaip sakiau apie mokyklą ir apie tai, kad brandos laiku mūsų kūnas keičiasi yra norma, tai lygiai taip pat ir jūsų ateityje vaikai perims tai, ką jūs darot šiandien, tai dėl tos priežasties verta išmokti elgtis kitaip ir apsidovanojimui ieškoti kitų galimų būdų. Apie sprendimo būdus kalbėsime konkrečiau rytoj. Ir apie tą išmokimą, ką dalinuosi savaitgalį. Tai mes ir turim tas tokias 2 puzlės detalės, labai aiškės ir labai išvaikščiotą neuroninį kelią, mūsų smegenys yra įpratusios, kad aš kažkaip jaučiuosi, man kažkas yra negerai, aš patiriu kažkokią emociją ir aš malšinu tą emociją maistu. Dar vienas faktas, kas yra susijęs su emociniu valgymu, tai kad maisto pramonė čia yra truputėlį padirbėjus. Ir maisto skoniai tie saldžiai riebus, nes irgi jeigu atkreipsi dėmesį, ką valgome emocinio valgymo metu, tai yra kažkokie ledai, pavyzdžiui, šokoladas, traškučiai, tas toks saldžiai riebus arba sūriai riebus maistas. Ir tai yra dėl to, kad tokie maisto produktai mūsų smegenyse sukuria labai stiprius dopamino, pasitenkinimo hormonų ryšius ir vėlgi mes labai gerai prantama, nes smegenim nereikia ieškoti kažkokių pastangų, nereikia naudoti papildomai energijos. Aš žinau, būna kaip labai greitai ir labai lengvai gauti pasitenkinimo jausmą. Visada yra ir tas antras kelias tam pačiam pasitenkinimo jausmui gauti, tai yra laikas kažkoks savo gali teikti lygiai tokį patį malonumą, lygiai tokį patį malonumą gali teikti laikas kažkur išvykti, galų gale išeiti pasivaikščioti, pabūti su šeima, apsikabinti ir taip toliau. Irgi dabar aš grįžau iš tokio visiškai chaoso, įkritau čia pas jūs ir prieš mūsų pokalbį tiesiog norėjau apsikabinti vyrą. Vietoj to, kad suvalgyčiau galbūt iš nerimo ir streso saldainį, kas seniau būdavo visiškai įprastas elgesys, aš dabar nueinu, apsikabinu vyrą, pabūnu, nurimstu, susitvarkau, susirenku, kaip aš sakau, save į vietą ir atkeliauju pas jūs darbuotis. Tai mes visada turim pasirinkimą eiti šitą kelią, bet jis yra labai vingiuotas, mums labai nepatogus, mes dažniausiai esame neišmokę to daryti ir dėl to taip pirmyn atgal tarp to stresoriaus kažkokios emocijos ir maisto mes taip gražiai ir bėgiojam. Antras sutrikęs valgymo elgesys, tarp kitko, kai atlikinėsit jūs savo sutrikusio valgymo elgesio klausimyną, galėsim pasižiūrėti, ar šita tendencija pasiteisina ir pas jūs, bet išorinių aplinkybių nulemtas valgymo elgesys yra pats dažniausias. Apie emocinį valgymą mes žinom daugiausiai, bet pats dažniausias sutrikęs valgymo elgesys, kuris pasitaiko tiek klientų tarpe, tiek aš rašiau bakalauro savo darbą būtent apie sutrikusį valgymo elgesį, yra išorinių aplinkybių nulemtas valgymo elgesys. Ir išorinių aplinkybių nulemtas valgymo elgesys yra toks valgymas, kada mes reaguojam į aplinką. Tai reiškia, geriausias pavyzdys yra Lidlo bandelių skyrius. Jisai tik įėjus į parduotuvę, iš ten visada labai skaniai kvepia ir jeigu aš ateinu į Lidlą nevalgius po sunkios darbo dienos, tai labai tikėtina, kad aš ten kažką prisigriebsiu. Nes mes dar visi labai gerai žinom, kad Lidlas turi vieną skaniausių bandelių, jeigu kalbėsime apie parduotuves. Tai mes turim ir kvapą, mes turim lengvai prieinamą maistą, mes turim alkio faktorių ir visa tai siejasi su tuo, kad tas išorinių aplinkybių nulemtas valgymo elgesys yra tiesiog surištas su tam tikru aplinkos stimulu. Aš nenoriu valgyti, bet jeigu aš pamačiau, kad gražiai atrodo, jeigu man labai skaniai kvepia, jeigu aš įsivaizduoju, koks yra to maisto skonis ir dar lengvai prieinu prie jo, tai yra apie išorinių aplinkybių nulemtą valgymo elgesį.
Ir trečiasis, pats skaudžiausias sutrikęs valgymo elgesys, kuris gali turėti labai skaudžias pasekmes, tai yra apribotas valgymas. Ir jeigu mes kalbėsim apie apribotą valgymą, tai jisai yra siejamas su aktyviu dietų laikymus. Man negalima to, man negalima no, reikia mažinti maistą ir taip toliau. Ir kas tada atsitinka? Visi tie mūsų sąmoningi ar nesąmoningi maisto ribojimo būdai kelia labai labai didelį stresą mūsų organizmui. Ir tikrai žinot visus tą pasakymą, kad storėju nuo oro, ne? Draugė valgo, jei nieko, aš pauoščiau keksiuką ir jau žiūrėk, bijau lipti ant svarstyklių, nes jau ten kažkas atsitiko. Tai vėlgi, ką minėjau pradžioje, svoris gali augti tiek nuo per didelio, tiek nuo per mažo maisto kiekio ir tai yra susijęs su tuo, kad kai mes save ribojam, mūsų organizmas patiria labai didelį stresą, jisai tada sulėtina medžiagų apykaitą dėl to, kad jam tuo metu reikia tvarkyti su stresu. Jis turi išgyvenimo faktorių, jam reikia išgyventi ir tada gaunasi, kad visą tą maistą, kurį jūs suvalgo, tarkim, persivalgymo epizodo metu arba įprastai, jisai tiesiog kaupia. Dėl to, kad jisai vėlgi žino, kad vieną dieną jūs neduosit savo maisto, neleisit savo pakankamai pavalgyti, o jam tai reikės išgyventi. Ir vėlgi patiriant stresą, nerimą, depresiją, vartojant alkoholį, jeigu mes paragavom kažko, ko savo neleidom, kas atsitiko? Mūsų kontrolės mechanizmas išsiderino ir labai gerai žinot tuos savaitgalinius momentus, ne, kur biški tik suvalgiau. Arba ką Jūratė irgi sakė, ne, penktadienis biški tik suvalgiau ir pasileidžiu plaukus ir tada tiesiu taikymą valgyti viską. Tai čia ir yra apie tai, kad mes ribojam ir prisiribojam, nes mes kol esam sąmoningi, kol esam užsiėmę tam tikrą veiklą, mes galim kontroliuoti save. Bet jeigu mes esam pavargę, neišsimiegoję, pavartoję didelį kiekį kofeino arba kitų stimuliuojančių medžiagų, mūsų kontrolės mechanizmai išsijungia ir tada įsijungia tas besaikis autopilotinis valgymas. Tai jūs supažindinau su visais 3 valgymo elgesiais. Dabar pakviesiu susirasti užrašų knygutę ir tušinuką, nes mes keliausim prie tos praktinės dalies ir susipažinsit jūs su savo sutrikusiu valgymo elgesiu. Ką reikės padaryti? Jūs tuoj prieš save matysit 32 teiginius ir kiekvieną tų teiginių jums reikės įvertinti nuo 1 iki 5. 1, tai reiškia, kad visiškai tas teiginys man netinka, aš su juo visiškai nesutinku. 3, toks sau kartais būna, bet galbūt dažniau nebūna. Ir 5, tai yra visiškai sutinku, čia yra visiškai apie mane. Dabar aš jungsiu teiginius ir žiūrėkit, kad pačiom būtų paprasčiau po to susiskaičiuoti ir išsiaiškinti rezultatą, ką reikia padaryti. Tai ir rašot 1E. Ir tada tą nuo 1 iki 5 skaičiuką. Vėl 2i ir vėl skaičiuką nuo 1 iki 5 ir taip keliaujat per visus teiginius. Ir ką reikės padaryti po to? Kai susirašysit visus teiginius, tada suskaičiuosit visus skaičiukus, kurie yra su E. Ir čia jau labai aiškiai matoma, ne, kad eina kalba apie emocinį valgymą. Ir padalinsit iš 13. Suskaičiuosit visus I. Tai yra apie išorinio aplinkybių nulemtą valgymą, padalinsit iš 9, suskaičiuosit visus A ir padalinsit iš 10. Ir tada ką padarot, tai yra čia į četuką visos surašot tuos savo 3 skaičiukus. Skaičiai turi gautus nuo 1 iki 5 tokiam intervale. Jeigu kažkas neaišku, tai vėlgi drąsiai sakykit, aš esu su jum. Atsiprašau, priminkit, 1 tai nebūdingo, 5. Taip. Taip.
Dar gal kol pildat irgi pasakysiu tokį momentą, kad negalvotumėt, kad čia aš sugalvojau tą įrankį ar kažką, tai čia yra olandų valgymo elgsenos klausimynas, kuris yra taikomas tyrinėti sutrikusią valgymo elgesį nuo 1978 metų, jis yra išverstas į lietuvių kalbą, jis yra adaptuotas būtent mums. Šitą įrankį aš naudojau savo diplominiam darbe ir po to tiesiog nutariau naudoti praktiškai, nes jisai labai labai gerai padeda suvokti, kurioje vietoje aš esu, atkreipti dėmesį į tas situacijas, kuriuose dažniausiai aš turiu kažkokį sutrikusį valgymo elgesį ir vat būtent jį pažinti, nes kartais, kadangi mes gyvenam tokio visuomenėje, kur visi tie maisto ribojimai mum yra labai tokie priimtini, natūralūs ir savaime suprantami, kartais mane net šokiruoja truputėlį, kai pradedi diskutuoti su klientais ir sako, savaitgaliniai persivalgymai yra visiškai normalus dalykas. Tai va šitie momentai ir šitie klausimai, jie padeda šiek tiek susivokti, kurioje čia vietoje aš esu ir apie ką čia tas sutrikęs valgymo elgesys yra. Matau, Jūratė jau susiskaičiavo, tai parašyk į četuką pas mus. Tas 3 skaičiukus parašyk, E koks yra skaičiukas, I koks skaičiukas ir A koks skaičiukas.
Ir visas irgi kviečia tą patį pasidaryti. Nes aš susižymėsiu ir pas save. Va, pas Jūratė, kaip aiškiai matosi, ne? Koks aiškus išreikštas skirtumas tarp emociniai šaliniai ir aplinkybių ir apribotų, atsiprašau. Taip, emocinis 1,7. Iš tikrųjų ilgą laiką galvodavau, kad sutrikęs valgymo elgesys tai yra tik tai tada, kai valgai piktas, liūdnas. Kai matydavau, kad kolegės, pavyzdžiui, kad ten turi tą liūdesio persivalgymą, iš pykčio, iš nusivylimo. Ir tik sutikus tave, supratau, kad pas manęs irgi ganėtinai stiprus, nes, kitaip nebūčiau ieškojus aš tos ir ar pagalbos, ar žinių kažkur tai. Tai va, čia ir yra, gal ir sakau, labai darau tokius, va, čia irgi turėjom vieną situaciją, pačioje pradžioje, kai čia tik pradėjau visi organizuoti, sako, tikrai nemokamai. Taip, nes aš labai noriu jums padėti suvokti, kad sutrikęs valgymo elgesys yra ne tik apie emocijas, ne? Jeigu aš labai stipriai save riboju, tai jau irgi nėra normalus valgymo elgesys. Arba, pavyzdžiui, jeigu aš valgau dėl to, kad visada aplinkui matau maistą. Aš turėjau, kai dar įmonėje dirbau prieš keletą metų atgal, prieš tos 3 metus, aš turėjau tokią istoriją, kur klientė per savaitę atostogų Lietuvoje sugebėjo priaugti 5 kilogramus. Ir labai akivaizdu, kad taip atsitinka dėl to, kad maistas tampa labai lengvai pasiekiama, ne? Jeigu aš esu namuose, tai man labai lengva save sukontroliuoti, nes ten yra saugia aplinka, žinau, kas kur padėta, žinau, kaip save apsaugoti ir taip toliau. Bet jeigu aš patenku į naują aplinką, kur man po ranka yra lengvai pasiekiamas maistas, o dar dažnai mes atvykstam pas tėvus ir mūsų tėvų kartoj lepinti per maistą, ne, įrodyti meilę per maistą, turbūt yra beprotiškai dažnas dalykas, ne, o dar jeigu pasakyti ne, tai tada supyks ir taip toliau. Gerai, tvarkoj, nelauksim dar mum kažko, Jūratė, dar mum vienos Viktorijos trūksta. Taip, ir aš tuoj persirašau, tada skaičiukus. Taip. Matot, kaip pataikėt pakliūti ten, kur visos šitas diskusijos vyksta ir kur suvokiam, kad tikrai turime įvairių situacijų. Taip, tuoj kitos Viktorijos, tuoj baigiu. Taip. Tarp kitko, Viktorija, parašyk po to arba man asmeniškai arba į bendrą čatuką, kad susižiūrėtumėm ir tavo visus šitos dalykus. Taip, 4, 9. Mano bus. Tvarkoj, tuoj žiūriu, kad visų turėtumėm. Taip, emocinis 3. Va, matot 4,4 ir... irgi... Čia emocinis, o paskutinis turėjo būti A, taip? Taip, atsiprašau. Ok, tai turim kompaniją su stipriu išoriniu aplinkybių nulemtu ir su stipriu apribotu valgymu, ne? Tai šitam dalykui skirsim tada daugiau laiko ir, kaip ir sakiau, labai faina susipažinti, kad vis tik tai mes turim daugiau to sutrikusio valgymo elgesio ir rytoj mes kalbėsim apie kiekvieną konkrečiai, apie kiekvieno įveikos būdus, ką mes galim su tuo padaryti ir kaip mes galim tai įveikti. O dabar apibendrinom ir kas jūsų laukia iki rytojaus susitikimo.
Tai mūsų tikslas šito susitikimo buvo susipažinti, ne, pasižiūrėti, koks tas valgymo elgesys ir kad ne vien tik tai apie emocinį valgymą mes čia kalbam ir kad yra ir kitų sutrikusio valgymo elgesio rūšių. Susižinojom savo sutrikusi valgymo elgesį. Dabar žiūriu į skaičiukus, tai reikia pasižymėti išorinių aplinkybių ir apribotą valgymą. Taip, reikės kažką kitą turbūt pasigalvoti ir apsidovanoti ne maistu, o kažkokiu kitų malonių pasilepinimu. Taip, tai Viktorijai parašysim asmeniškai, Paulytė atkreipti dėmesį, pasižymėkit savo emocinį ir apribotą, o Viktorijai visus 3. Dabar kodėl? Dėl to, kad kai mes kalbam, pamenat, pradžioj sakiau, yra skaičiukai nuo 1 iki 5. Tai jeigu sutrikęs valgymo elgesys yra balas yra žemiau negu 2,5, tai reiškia, kad tai mums labai daug problemų nekelia ir mes galim su tuo gyventi. Ir jūratės atveju, pavyzdžiui, emocinis valgymas yra tik 1,7. Tai, jei šitas klausimas nėra aktualus ir jinai emocinį valgymą gali per daug dėmesio nekreipti. Bet didelė dalis jūsų turi išorinį 4,7, Paulytės emocinis 4,97, tai reiškia beveik maksimalus balas, Viktorijos irgi 4,4 ir taip toliau. Tai balai iš tikrųjų yra labai aukšti ir į šituos sutrikusio valgymo elgesio tipus mums reikia atkreipti dėmesį. Tai ką aš noriu, kad jūs padarytumėt per šiandien vakarą ir rytojaus dieną. Tai yra atkreiptumėt dėmesį į situacijas, ką jau Viktorija parašė, į situacijas, kuriuose tas sutrikęs valgymo elgesys reiškiasi. Ką tik čia buvo situacija, kad užmigdysiu vaiką ir eisiu apsidovanoti bandelę. Galbūt bus kažkokia kita situacija, kur aš jausiu nerimą ir dėl to užkandžiausiu. Ir kitas dar dalykas, tai čia pastebėti šiuo metu ir galbūt irgi jau esat pastebėjusios, kokiose konkrečiose situacijose labai dažnai tas kartojasi. Paulytės atveju mes kalbėjome apie stresą, nerimą ir tada valgymą. Tai jūs turit tam tikras situacijas, tai atkreipiam dėmesį į šiandien ir rytoj, iki mūsų rytoj susitikimo, kas vyksta, ir galbūt kažkas yra iš atminties. O ką darysim rytoj? Tai rytoj papasakosiu jum įveikos būdus bendrai kiekvienam sutrikusiam valgymo elgesiui ir likusi laiką skirsim būtent šitam jūsų namų darbui, kada imsim kiekvieną situaciją ir kiekvienoje situacijoje žiūrėsim, kokie galimi įveikos būdai. Tai turėsim tokį labai praktinį susitikimą ir labai daug informacijos, kuria jūs po to galėsit naudotis. Ir galėsit įveikti savo dažnai labai išorinio aplinkybių nulemtą valgymą, labai dažnai apribotą valgymą. Tai šiandien teorijos yra tiek, galbūt turit kažkokių klausimų, pastebėjimų, minčių, kažko norit pasidalinti. Iš tikrųjų, tai be galo džiugu, kai suvoki, kad esi ne vienas ir kad tas būrelis, kad ir mažas, bet lyg sesės dvynės tokios pat. Ir liūdna, aišku, ir tuo pačiu smagu, nes radom su kuo, ačiū Sandrai, kad tu esi ir kad su tuo daliniesi šitaip nuoširdžiai, be galo tau dėkinga. Matot, šis ir yra momentas, kad aš žinau, jeigu prieš 6 metus man kažkas būtų sakęs, kad ateik pabandyk, aš greičiausiai irgi būčiau labai ilgai skeptiškai žiūrėjus ir galvojus, kas čia yra ir apie ką čia kalba, nes ašgi pati, aš čia susitvarkysiu, aš čia žinau, ką reikia daryti, tik tai kaip nesigauna, taip nesigauna. Tai kaip Jūratė ir sakė, labai faina, kai supranti, kad ne vienam nesigauna ir kad kažkas gali padėti suprasti ir padėti surasti įveikos būdus. Tai būtent tam mes čia ir susitinkam. Didelis labai ačiū tikrai, kad ir dar nemokamai, tiesiog labai smagu. Išgirsti, tikrai daug, kad tiesiog daug žinių ir tas vaizdas labiau
ryškėja, kodėl čia tu turi šituos, atrodo jo, vienintelė kaip prakeiktoji čia sėdi ir valgai naktim ir gailiesi savęs, savo gyvenimo, nu kažkokia atrodo nenormali, žmonės normalūs aplinkui, o tu čia maiste ieškai visko. Tokia, keista, iš tikrųjų tas maistas tampa kažkokia, kaip priklausomybė, nežinau, kas čia, toksai kažkas maistas taip neturi būti, čia tik maistas, bet tampa Taip, kažkom bet tokiu, ko čia yra nežinau. Čia yra labai įdomus faktas, kad neurobiologiniu požiūriu, vat tais procesais, kurie vyksta mūsų smegenyse, tai vis tik tai labai stipru, yra labai stiprių sąsajų su tuo, kas vyksta, kai žmogus pavartoja psichoaktyvių medžiagų, to paties alkoholio, narkotikų ar kažkokių tų stiprių psichoaktyvių medžiagų ir kai pavartoja maisto. Tai šitoje vietoje mes turim labai stiprias sąsajas ir dar kitas toks skaudus labai momentas yra susijęs su tuo, kad valgymo sutrikimai, tam tarptautiniam ligų klasifikatoriui, apie kurį aš jums pasakojau, yra priskiriami prie priklausomybių. Koduką galima rasti toj pačioj dalyje, kur galim rasti ir kodus susijusius su alkoholizmu ir visom kitom priežastim. Tai dėl to, tai, kuo aš su jum dalinuosi, tai yra labai stipru, ne? Nes, atrodo, kaip ir sakot, kaip galima, bet aš pati puikiai žinau, kai mane trapučių pakelis valdė. Aš žadėjau, kad nuo pirmadienio viskas, bet kaip aš metu, važiuodama iš ofiso maistą, važiuoju ir Meką, perku pakelį po pakelio trapučių su glajumi ir niekaip negaliu sustoti. Ir sąmoningai supranti, kad taip neturi būti, bet tu niekaip negali sustoti. Tai jūsų grupelė labai gerai tas matosi, labai stiprus pas visas yra apribotas valgymo elgesys, tai aš dar rytoj prieš mums susitinkant truputį daugiau apie tai paruošiu jums informacijos, truputėlį daugiau apie tai pakalbėsiu ir tik tai vedu į užuominą, kad tai yra apie mūsų įsitikinimus, apie mūsų dietinį mąstymą. Tai šitoj vietoj mums reikia plėsti savo žinias, o rytoj tada papasakosiu jums daugiau. Labai ačiū jums už grįžtamą ryšį, labai faina yra dirbti, kai jūs įsitraukėt, kai jūs dalinatės, dalyvaujat. Ir tada pasimatysim rytoj. Ačiū labai visom. Ačiū, iki merginos. Ačiū, viso.